Ok, tai dabar modaliniai veiksmažodžiai, ar ne? Mes turime would ir will. Ir kaip ir sakiau, kadangi mes jau praėjom truputėlį šitos temos, kai ėjome antrąjį kondicinį sakinį ir pirmąjį, tai buvo 7 ir 8 pamokos masterclass, tai grįžkite jas, galbūt pažiūrėkite, kad ir ten dar suprastumėte, bet nebijokit, pirmiau pražiūrim šitą pamoką, pasižiūrėkite ją ir tada grįžit prie tų. Tai reiškia, mums reikia suprasti skirtumą, kaip reikia šios du naudoti, nes dabar dažnai pastebiu mokiniai kalbėdami, kad padaro vieną kitą klaidelę, tiesiog įdeda will ten, kur reikėtų would, arba įdeda would ten, kur reikėtų will, bet dar paprasčiau yra tai, kad tiesiog nepajaučia to skirtumo kalbiškai ir apskritai vengia panaudoti bet kurį iš šitų dviejų, ar ne? Aš noriu, kad po šios pamokos jūs suprastumėte tą skirtumą, kaip jie veikia, kaip jas reikia tiksliai naudoti ir kad tiesiog jie jums nebesimaišytų ir suprastumėte, kaip jie atitinka mūsų lietuvių kalbą, ar ne? Labai panašiai. Ok, tai pradėkim paprastai. Jeigu mes turim paprastą sakinį, aš tai darau, tiesiog. Aš tai darau. Kaip aš tai pasakyčiau anglų kalba angliškai? Aš tai darau, būtų I do it arba I am doing it. Mes žinom, ar ne, kad anglų kalboje mes turim du esamosios pagrindinius laikus. Vienas, jeigu tai rutiniškai, kitas, jeigu šiuo momentu. Tai I do it variantas yra rutiniškas, I am doing it yra šiuo momentu, ar ne? Present continuous laikas čia, present continuous čia present simple. Paprastasis, ar ne, jeigu rutina. Tai pavyzdžiui, aš galiu, bus tiesiog I can, ar ne? I can, aš galiu. I can. Dabar tu gali, klausiu todėl, kad atsimintumėt, kad tu gali irgi yra you can. Reiškia, can galioja visiems, ar ne? Visiems asmenim. Tiek trečiam asmeniu vienaskaitai, kuris visada išsiskiria, ar ne? Jam irgi. He, she, it, can, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu dabar imsim bendratį, daryti, galėti, būti. Paprastai, jeigu paimsim tokį pavyzdį kaip tiesiog to do, ar ne? Tai yra paprastas veiksmažodis, kurio bendratinė forma yra to do, ar ne? Ir tą patį do mes naudojam ir beveik visiems asmenim, išskyrus trečiąjį, kuris pasikeičia į does, bet tiesiog bendratį paimu, nubraukiu to ir turiu pirmąją formą. Dabar, kodėl tai svarbu yra atsiminti, nes yra išskirtinių veiksmažodžių keletą. Tai pavyzdžiui, pagrindiniai jų yra galėti, nes jo bendratis yra ne to can, bet to be able to. To be able to, ar ne? O būti yra to be, nors ir pirmoji forma yra tiek am, pavyzdžiui, I am, tiek are, tiek you are, arba visa daugiskaita we are, they are, ar ne? Ir is, tai yra he is, she is, it is, ar ne? Bet bendratis, žiūrėkit, yra to be, ar ne? Hamletas sakė to be or not to be, ar ne? Būti ar nebūti. Tai dabar mums reikia suprasti, kam tai. Todėl, kad mes po modalinių veiksmažodžių naudojame bendratinę formą. Reiškia, naudojam bendratinę formą, bet be to. Išskyrus vieną modalinį, kuris yra I have to, ar ne? Bet jis jau pats išduoda I have to do it. Naudojam to. Bet paprastai po modalinių mes naudojam bendratinę formą, tai reiškia do, tai reiškia be able to, galėti atveju, ir būti atveju be. Bet be to. Ok? Ne pirmąją formą, o bendratinę. Tai dabar žiūrim, pavyzdžiui, aš esu, yra tiesiog I am. Tai yra vat graži pirmoji forma, viena iš trijų, am, is, are, kadangi pirmas asmuo, I am, ar ne? I am. Ok. Aš būsiu, tikrai nesakysite I will am. Jūs sakysite I will be, ar ne? Nes mes naudojame bendratinę formą, ar ne? Būtinai naudojam tik bendratinę formą po modalinių veiksmažodžių, o will ir would būtent ir yra modaliniai veiksmažodžiai. Tai yra modaliniai veiksmažodžiai, kurie keičia po jų einantį veiksmažodį. Kitą, ar ne? Daug kartų pakartojau veiksmažodžiai, dar sik užtvirtinu. Modalinis veiksmažodis yra skirtas tam, kad pakeisti po jo esančio veiksmažodžio reikšmę, ar ne? Tai jeigu, tarkim, yra daryti to do, aš darau I do, bet jeigu aš sakysiu jau I will do, tai will ką tik pakeitė veiksmažodžio po jo einančio prasme ir patapo darysiu, ar ne? Nebedarau, bet darysiu. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju I will be, ar ne? Aš būsiu. Aš darysiu, padarysiu, jau šitiek išdaviau jums, ar ne? Yra I will do. I will do. Aš darysiu, padarysiu. Tu galėsi, kaip skambėtų? Tu galėsi.
tu galėsi skambės you will be able to. You will be able to, ar ne? Tu galėsi, you will be able to. Turime visą tą be able to formą, ar ne? To be able to bendratis, to nubraukiau, liko be able to, you will be able to. Kad ir kaip kvailai skamba, tai yra taisyklingas sakinys, jokių will, can negali būti. You will be able to. Tu galėtum, kas bus dabar su tu galėtum? Poker faces nieko neišduoda, ar ne? You would be able to. Ar ne? You would be able to. Bet vietoj will mes jau naudojam would. Ir skirtumas dabar yra tas, jeigu pasižiūrim paprastai, ar ne? Will, kai ateitis, would, kai hipotetiška. Kas būtų, galėtum, darytum, valgyčiau, žaistumėme, darytumėte, ar ne? Viskas taip, kas būtų, jeigu būtų šalyje kažkur, tai ar ne, Peterio Peno. Tu galėtum, you would be able to. Jau nebe will, bet would. You would be able to. O kaip paklaustumėte, ar galėtum tai padaryti? Ar galėtum tai padaryti? Atkreipkite dėmesį, kad padaryti čia jau yra bendratinėje formoje, ar ne? Ar galėtum tai padaryti? Would you be able to do it? Would you be able to do it? Would šoka į priekį. Kai would ir will šoka į priekį, ar ne, klausimuose. Lygiai taip pat kaip ir can, kuris irgi yra modalinis veiksmažodis. Would you be able to do it, ar ne? Would you be able to do it? O dabar kaip paklaustumėte, ar tu tai padarytum? Ar tu tai padarytum? Would you do it? Ar ne? Would you do it? Dabar aš jau nebeklausiu, ar galėtum padaryti, bet ar padarytum. Would you do it? Nes you would do it būtų teiginys, would you do it klausimas. Ar ne? Žiūrėk, kad skirtumas. Would you do it? O čia ar galėtum tai padaryti? Would you be able to do it? Kaip pasakyti, stilistinė ir prasmės, stilistinio ir prasmės atžvilgių skirtumo kaip ir didelio nėra. Ar galėtum padaryti, ar padarytum? Na, galbūt yra. Vienu atveju klausiu, ar padarytum, o kitas klausimas, ar galėtum. Gal ir galėčiau, bet nedaryčiau, ar ne? Tai would you be able to do it? Ar galėtum tai padaryti? O čia mes turime would you do it? Ar padarytum, ar ne? Ok, žiūrim toliau. Ar tu tai padarysi, jeigu aš jau noriu paklausti? Kas dabar bus kitaip? Ar tu tai padarysi? Tai bus will you do it, ar ne? Jau nebe would, bet will you do it? Ar padarysi? Aš neklausiu, ar padarytum, aš klausiu, ar padarysi. Ar ji ten bus? Will she be there? Aš neklausiu, ar ji ten būtų, aš klausiu, ar ji ten bus. Ir dabar šiuo momentu jau galite pastebėti, kad jeigu will, pavyzdžiui, jis gali vienas pats drąsiai gyventi, ar ne? Will she be there yra puikus sakinys, ar ne? Viskas jo yra prasmės atžvilgiu gerai, ar ne? Aš tiesiog klausiu, ar ji ten bus. Ir kaip ir jokio kito konteksto netgi nebereikia, ne? Bet jeigu aš klausčiau, ar ji ten būtų, ir aš dėčiau vietoj will, čia would, ar ji ten būtų. Viskas kaip ir okei, sakinys yra geras, bet konteksto atžvilgiu mes kaip ir norim daugiau informacijos, ar ji ten būtų, jeigu kas. Kaip ir noris kažkokios tai sąlygos, ar ne, ar ji ten būtų, jeigu kažkas tai atsitiktų, ar galėtų ir taip toliau. Lygtais kažkokios papildomos informacijos reikalauja would, ar ne? Tai pavyzdžiui, ar ji ten būtų, kaip ir sakiau, would she be there, ar ne? Would she be there? Would she be there? Bet, pavyzdžiui, dabar, žiūrėkit, pakviesti, paklausti, ar ne? Yra to ask. To ask. Tai dabar, jeigu aš duočiau tokį klausimą, ar ji ten būtų, jei ją pakviesčiau, o dabar jau įgauna tokią pilną prasmę, ar ne? Ar ji ten būtų, jei ją pakviesčiau. Ir kas nutinka čia, yra tai, kad čia jau yra antro tipo kondicinis sakinys. Ir jis skamba taip. Would she be there if I asked her? Dabar žiūrėkit, kas atsitinka sakiniui. Lietuvių kalboje aš turiu būtų, pakviesčiau. Abudu, kaip sakiau, toj Peterio Peno šaly, kas būtų, jeigu būtų, ar ne? Bet anglų kalboje, žiūrėkit, yra, aš turiu vieną would she be, ok, būtų, atitinka, would she be, būtų. Bet čia, jeigu pakviesčiau, aš čia turiu asked. Ne would ask, bet asked. Tai yra past simple laike, praeitie, antroji forma, ar ne? Tai jeigu tiksliai nepamenat, grįžkite į 8 pamoką, kur yra second conditional, tai yra antro tipo kondicinis sakinys. Tai reiškia,
sąlyga visada yra past simple laike. Aš lyg tai angliškai sakau, ar ji ten būtų, jei paprašiau. Tiesiog taip anglų kalba dėliojasi. Past simple, sąlyga, pasiekmė would. Galiu sukeisti vietomis, galiu sakyti, if I asked, would she be there, bet sąlyga vis tiek turi būti past simple, pasiekmė bus su would. Dabar atsakymas būtų, nebūtų, ar ne? Į tą patį klausimą, ar ne? Ar ten būtų she would arba she wouldn't. Ar ne? Jeigu trumpinam tą would not, gaunasi wouldn't. Tai she would arba she wouldn't. Pamenat, visada atsakom taip, kaip klausim. Jeigu klausim, would she be there? Yes, she would. No, she wouldn't. Ar ne? Do you know? Yes, I do. No, I don't. Ar ne? Kokį veiksmą užduoda klausimą, tokių veiksmų ir atsakome anglų kalboje, ar ne? Tai kaip atrodo paprasta, bet iš tikrųjų tai irgi reikia pagauti, taip sakoma, ar ne, kad nesimaišytų. Ar tu tai padarysi, jei paprašysiu? Va čia mes turime pirmojo tipo kondicinį sakinį, kurį, jeigu neklystu, yra 7 pamoka. Tai yra first conditional. Tai grįžkit irgi pažiūrėkit, nes irgi žiūrėkit, kas atsitinka. Pamėginkit pasakyti, kaip būtų angliškai, ar ne? Visada pasakykit anksčiau, negu kad aš pasakau. Ar tu tai padarysi, jei paprašysiu, būtų will you do it if I ask you, ar ne? Dabar žiūrėkit, kas čia atsitiko. Padarysi, ateitis, paprašysiu, ateitis. Will, ateitis, ask, dabartis, ar ne? Present simple. Jo, tai reiškia pirmojo tipo kondicinėme sakinyje, kuris yra padarysi, paprašysiu, mes turime sąlygą present simple laikę. Jūs lyg tai sakote, ar tu tai padarysi, jei paprašau? Tiesiog taip skamba anglų kalboje, taip dėliojasi. Tai yra vienas iš tokių dalykų, kurios būtina tiesiog perprasti anglų kalboje. Tai, kad kondiciniai sakiniai, va tokie dėliojasi šiek tiek kitaip. Čia vien dėl to, kad kalba, jinai, kaip pasakyti, priklauso nuo kultūros. Ar nereiškia, tiesiog žmonės galvoja kitaip, dėl to kitaip dėlioja sakinį. Tai yra labai svarbu perprasti ir net jeigu šiuo momentu jums atrodo, na, ką tie kondiciniai sakiniai, žinokit, jie sudaro didžiulę dalį anglų kalbos ir bet kokios kitos kalbos. Ypatingai priklausomai nuo žmogaus, kaip jisai kalba. Pavyzdžiui, jeigu jūs esat mėgėję, kaip aš, pilstyti iš tuščio į kiaurą, ar ne? Ir sakyt, pavyzdžiui, būtų taip, jeigu būtų šitaip, jeigu taip, tai taip, tai taip, tai taip. Visa tai yra kondiciniai sakiniai. Kas būtų, jeigu būtų, kas bus, jeigu bus. Ar padarysi, jeigu paprašysiu, ar ne? Ar nueisi, jeigu paskambinsiu, ar ne? Kai paskambins, man paskambinsi, ar ne? Pasakysi ir taip toliau. Visa tai yra kondiciniai sakiniai, dėl to juos reikia mokėti. Ar ne? Tai labai svarbi, bet kokios kalbos dalis, ar ne, yra. Ir kaip matote, yra skirtumas šiek tiek tarp to, kaip naudojame mes tai lietuviškai ir kaip tai naudojame mes anglų kalba. Tai dar sykį. Ar tu tai padarysi, jei paprašysiu? Will you do it if I ask you? Nedarysiu, padarysiu. I will, I won't. Ar ne? Pamenat? Atsakom taip, kaip klausia. I will, I won't. Won't, tai čia yra will not, apjungtas į vieną, ar ne? Nedarysiu, padarysiu. I will, I won't. Aš to nedarysiu. I won't do it, ar ne? I won't do it. I will not do it. Jeigu galit atskirti, ar ne? Pamenat, galiu sakyti, kad atskirt galima. Nėra blogai atskirti. Galima sakyti I won't do it, galima sakyti I will not do it. Aš asmeniškai netgi mėgstu atskirti, nes kai atskiri, tai yra truputėlį raiškiau ir stipriau. Tai skamba taip lyg kokia prezidento kalba, ar ne? I will not do it, aš to nedarysiu. I won't do it yra tokia šnekamoji kalba, ar ne? Viskas su ja gerai, tai taisyklinga anglų kalba. Nesupraskit manęs klaidingai, bet I will not do it yra jau tvirtas pareiškimas, kad jūs to nedarysit. Tai nebijokit atskirti, nebijokit naudoti atskirai ir jeigu kažkas jums sakys apjungi vieną, ne, man patinka kalbėti, sakykit, truputėlį mandriau ir truputėlį raiškiau. I will not do it. Aš to nedaryčiau net jei paprašytum, pabaigai, ar ne? Aš to nedaryčiau net jei paprašytum, kaip toksai sakinys skambėtų. Atkreipkite dėmesį, kad anglų kalboje turėsime du tuos, kas atlieka veiksmą, ar ne? Matot, čia turim tik vieną raudoną. Anglų kalboje bus du, aš to nedaryčiau net jei paprašytum. I wouldn't do it even if, net jeigu, even if you asked me. Vėlgi turime asked, past simple laike, ar ne? I wouldn't do it even if you asked me. Tai dabar labai svarbu, kad nesimaišytume tarp would ir will, nes kartais tai būna, kad norim pasakyti, kad kažką padarysime ir taip toliau,
Bet kartais būna, kad tiesiog norim pasakyti, padaryčiau, nueičiau ir taip toliau, lygtais norime sąlygoti tą padarymą, nuėjimą ir visus kitus variantus, ar ne? Ir tame nėra nieko blogo, kartais tiesiog reikia panaudoti would, kad parodyti, jog yra sąlyga, kurią reikia išpildyti, net jeigu jinai yra numatoma, ar jūs jos nepasakot pilnai, kaip čia, ar ne, šitame sakinyje. Jūs galite sakyti, I wouldn't do it. Aš to nedaryčiau, ar ne, ir tiek. Ir tai skamba gan stipriai, tai skamba taip, lyg tai kažkokia tai sąlyga yra, kurią tu žmogau turi pats suprasti, kodėl aš to nedaryčiau. Bet jį galima taip pat naudoti ir kartu su antru kondiciniu visu, ar ne? Pavyzdžiui, aš to nedaryčiau, net jį paprašytum, ar ne? Arba aš tai padaryčiau, jei gražiai paprašytum. Viskas priklauso nuo to, ką norit pasakyti, nuo konteksto, nuo pačios situacijos.